kas yra asmeninis vertingumas ir kodėl jis yra svarbesnis už mūsų savivertę ir kaip jisai gali padėti labiau pasitikėti savimi ir mažiau abejoti savimi. Taigi, visų pirma, tas terminas asmeninis vertingumas. Kągi jis reiškia? Aš su juo susidūriau studijose ir kartu visai neseniai skaitytoj nuostabioj knygoj, kurią galite pamatyti čia. Ir jeigu domina šita tema ir norisi pastiprinti savo pasitikėjimą savimi, labai siūlau ją perskaityti. Taigi asmeninis vertingumas, toks mažiau girdėtas terminas palyginus su saviverte, kuris parodo mūsų kažkokius gebėjimus, talentus, mūsų savybės, kurios mums patinka ar ne, ir kurias vertina kiti žmonės, taipogi, kurios jau čia yra. Ir tai yra puikus būdas jau dabar pradėti branginti save, o ne lyginti save su kitais, kur visą laiką dažniausiai mes turime galimybę pralaimėti. Ir tai tikrai mums nėra naudinga. Ypatingai žmogui, kuris nuolat abejoja, nepasitikė savimi, kuris yra labai priklausomas nuo kito žmogaus nuomonės, labai svarbu atrasti savo asmeninį vertingumą. Nes tai sustiprins tą vidinę ašį, tą savivertę, savęs pajautimą, taip pat savęs vertę ar ne, tą vertingumą a priori ir padidins mūsų atsparumą kritikai ar ne, kitų žmonių nuomonė, kitų žmonių vertinimui ir leis pasverti, kiek iš tikrųjų man tas naudinga, reikalinga ir apskritai ar tai yra tiesa. Taigi ir kviečiu pasidaryti tokį pratimą, tai yra dabar jau susirašyti, kas jums patinka jumise, kokie charakterio bruožai, kokie išvaizdos jūsų bruožai, kokios jūsų savybės, kokius turite talentus, ką pavyksta daryti lengvai ir greitai, kas apskritai jums patinka ir ką dažnai mini žmonės jūs girdami, ar ne, kuom jūs jiem patinkate, ką jie irgi mini kaip jūsų stiprybė. Taip. Tikrai kviečiu tai užsirašyti ir turėti kažkokioj matomoj vietoj, kad galėtumėt kuo dažniau atkreipti tai dėmesį ir perskaityti. Grįžtant prie savivertės ir kas tai yra, tas terminas labiau yra apie savęs vertinimą. Ir vertinimas tai visą laiką yra lyginimas su kažkuo tai. Taip, ir tą savivertę mes irgi nesusikūrėm patys, o tai mums padėjo padaryti mūsų reikšmingi suaugę vaikystėje. Tada, kai mes ir sužinojome, kas yra geras vaikas ar geras žmogus, kas yra blogas, koks elgesys yra tinkamas, koks netinkamas, ar aš esu gražus, ar aš esu protingas, ar galbūt aš esu kvailas ir niekam tikęs. Ir iš tikrųjų dažniausiai visada, jeigu atvirai, tai yra kitų žmonių nuomonės, kurias vaikas dėja negali kvestionuoti, nes tie žmonės jam gyvybiškai reikalingi ir tuo metu dar, kai vystosi ta savivertė, vaikas neturi kritinio mąstymo. Taigi, dažnai, ką mes atsinešam, ne visą laiką atitinka tą tikrąją realybę ir gal kartais jūs pastebit, kad jeigu laikat save nepakankamai protingų, nepakankamai drąsių ar dar kažkom nepakankamų, bet kiti žmonės jūs giria už tai, kad jūs labai drąsus ar ten atsakingas, ar protingas ir net sunku patikėti, nes jau tas įsitikinimas pas jūs gyvena, ar ne, kuris yra atėjęs iš vaikystės, kad jūs vis tiek esat nepakankamas. Tai jau yra skambutis, kad reiktų, ar ne, įsivertinti, kiek tame įsitikinime yra tiesos, kiek jis jums yra vertingas, naudingas ir padeda gyvenime. Kas yra labai svarbu, kad kai lyginamės su kitais žmonėm, ar ne, jau minėjau, kad tai yra kelias dažniausias į pralaimėjimą, bet kai branginame save ir žinome savo stipriasias savybės, savo talentus, mes a priori laimėjome, nes mes visi esame autentiški ir kažkur esame labai stiprus, o kažkur tikrai mums gali nesisekti ir tai yra normalu. Esmė yra ta, kad tas stiprybės ir reikėtų skatinti ir auginti ir galbūt palikti ramybėj kažkokius dalykus, kas jums nesiseka, ar ne, nes reikėtų pamatuoti, ar tai apskritai jums reikalinga, ar galbūt čia kažkada mama pasakė, kad tu privalai tai daryti ar mokėti, ar galbūt visuomenė to reikalauja, bet visą laiką įsitikinkite, kad tai yra reikalinga jums, ar ne, nes į ką mes koncentruojame dėmesį, tas aišku ir auga. Taigi, ar ne, kviečiu jūs branginti save, saugoti save, pamatyti savo stiprybės ir eiti savo autentiškų kelių. Ir kaip pavyzdį, ar negaliu pasakyti, žmogus gali tikrai būti nuostabus gydytojas, labai rūpestingas ir atsakingas ir kruopštus, tačiau gerų elektrikų, gerų matematikos mokytojų jis niekada nebus. Ir jeigu jis koncentruos visą savo dėmesį ir energiją į tai, kaip jam išmokti matematikos, ar ne, arba tapti elektriku, tai
greičiausiai baigsis ar ne labai liūdnai ir gali baigtis netgi ir depresija, dėl to, kad tai nėra jo kelias. Ar ne? Labai žinoti svarbu savo tą kelią ir eiti juo, būti autentišku ir taip mes tikrai pasitarnausim ir savo, ir kitiem, nes galim ten atskleisti savo tos talentus, ką geriausiai mokame. O ką nemokame, viskas yra tvarkoj. Yra žmonės, kurie yra iš prigimties, ar ne, matematikai, ar fizikai, ar atsigimę elektrikai ir duomisi būtent šitą sritimi. Ir mes nesam kažkuom blogesni už juos, jeigu, pavyzdžiui, to nesuprantame. Taip, kiekvienas, manau, kad turėtų būti savo vietoje. Svarbu žinoti, kokioje vietoje turi būti tu.